turbūt per ateinančiais metais dar pamatysim įdomių. Tai žodžiu, laikykit failą galvoje atvirą, kad reikia termino. Na, o kaip atrodytų apsimokėjimas, finansinė, vis dėlto, kad net ir iš projektų gal būtų visai legalu prašyti tam tikrų lėšų. Gal ne tiek pačiem, mes jau nusprendėm, kad geriau savanorystė, bet ekspertiniai peržiūrai to, kas yra pateikta arba jau vertinta, peržiūrėta piliečių mūsų. Tai ir kokios būtų laiko sąnaudos, pavyzdžiui, tų pačių projekto dalyvių, kaip aš labai asmeniškai paklausiu, ar jūs šito imtumėtės? Algimantas. Sudėtinga yra už apmokėjimus, tai našta administracinė iškart, taip pat mums visos naštos, kitos mokesčiai, visi kiti ir įsiveliamės į kitą dalyką. Ar mes turėsim tada įdarbinti, apiforminti. Tai čia susidaro didžiulė našta projektui, žinant tą biurokratiją aplamai mūsų universitete, kai norim kažką padaryti. O jeigu dar mes norėsim visuomenės įtraukti, tai susidurėm kartais su kita problema, mes kartais norėjom įtraukti studentus ir studentai sako, man nereikia jokių pinigų, nes man socialinė rūpyba atims didesnę naštą, negu jūs čia man dadėsit keletą šimtų ir čia turim problemą Lietuvos. Užtat kartais sudėtinga turbūt būtų vertinti, kad čia finansinis įskaitimas, apmokėjimas. Aš kaip minėjau, ten specifinės, kur buvo, kur surinkimas ar dar kažkoks vyriausybės numatytais jau tokiais mokslą paimta visuomenės galima, bet tai kai kiekvienam atskiro projekto, tai čia mano požiūrį būtų gana sudėtinga įtraukti, nes atsiminkim, kad biurokratija Lietuvoje yra didžiulė, ypač kai yra su mokesčių inspekcija susiję su visais mokesčiais, tai čia mes iš to, kiek jie dalyvaus apskaitos, tai čia mes turėtume didesnę bėdą, negu kad susirinktume tą visuomenės ar įtrauklios į mokslą duomenų surinkimo ir jų apdorojimą. Aišku, supratau, ačiū. Kaip Ignui atrodo taip pat? Iš tiesų, tai mano pirma mintis, kai formulavot klausimą, irgi buvo biurokratija, ar ne, kaip mes galim, kaip čia pasakyti, viena vertus, įforminti tą piliečių įtraukimą, kita vertus, galų gale ir patys vis tiek savo užsikraunam papildomas veiklas, papildomus rūpesčius vertindami, tikrindami, administruodami, prižiūrėdami ir panašiai. Ir čia įsijungia antras aspektas, tai yra finansinis aspektas. Taip, nes viena vertus mes čia pradėjom šitą apvaliojo stalo diskusiją nuo finansinių paskatų patiems piliečiams, kurie prisėda prie mokslo, bet kitas dalykas, aišku, yra finansinės paskatos ir mums patiems, nes viena vertus piliečių įtraukimas į mokslą yra kilnus reikalas, yra kilnus darbas, bet vien tik tai kilnumas tų papildomų valandų neapmokės. Ir čia, kaip mes išsprendžiam tas paskatas, taip pat ir mums patiems, nes vis tiek mes patys irgi turim būti motyvuoti. Aš kol kas, vėlgi, neperžiūrint apmokėjimo tvarkos, bet platesnė prasme, neperžiūrint ir projektinio finansavimo tvarkos, man truputėlį kyla šitoje vietoje klausimų ir tada aš pats savo svarstau, ar aš norėčiau išeiti iš tos sąlyginio komforto zonos ir eiti į piliečių mokslą, aš išskyrus idėjinį lygmenį paskatų tam nematau. Aišku, Giedre, šitų ar kitų klausimų. Pridėti, kad kiek buvo peržiūrių tyrimų, kuriuose buvo tyriama piliečių mokslų dalyvių motyvacija, tai tas finansinis atlygis iš tų motyvacijų tai yra užima kartais net vos ne paskutinę vietą. Dažniausiai tai yra būtent asmeniniai motyvai, kuomet nori piliečiai sužinoti daugiau
įgyti naujų žinių, kad prisidėti prie problemos sprendimo, tai dažniausiai tie yra motivatoriai. Tai būtent tas finansinis aspektas nėra pats svarbiausias piliečių mokslo veiklose. Gal tik tai reikia, pradedant piliečių mokslo projektus, tikriausiai reikėtų apsvarstyti tokias situacijas, kuomet dalyviai patirtų išlaidas, tarkim, kažkokias transporto, kad nuvykti į kažkokią vietą, kad galėtų tie savanoriai kažkokį tyrimą atlikti, ten kažkokią vietovę, ten ar vabaliukus suskaičiuoti, ar paukštelius. Tai dažniausiai tikrai dauguma dalyvių pasakys, kad jiems nereikia jokio atlygio, bet su laiku tikriausiai dauguma gali ir pasitraukti vidury tyrimo, nes, tarkim, galbūt atsirima, kad per daug finansinių išlaidų yra dalyvių, per daug vargo yra dalyvių prisidėti prie mokslinio tyrimo. Tai kartais tokiais atvejais, kuomet, kad neturėtų būti mokslinė veikla, ta finansinė našta užkelta ant savanorio pečių. Taip, tai mes šitą suprantam, bet kaip, mano klausimas buvo daugiau į mus, į universitetą, apie tuos piliečių ganytojus, tie, kuriems reikės tuos piliečius ganyti ir sužiūrėti jų rezultatus, patikrinti ar kažkaip kitaip, juk tikrai bus prie to darbo, nebent, kaip Gailiaus atveju, visą tą padarytų programa, jinai suskaičiuoja, kiek čia neteisingų atsakymų ir aišku, kad to skaitytojo sakinių nereikia įtraukti. Tai, bet jeigu šito nėra, jeigu čia viskas yra, nuo mūsų priklauso, tai, kaip Ignas sakė, tikrai verta pagalvoti apie tai. Saulė, prašom. Tai aš tai galvoju, kad apie piliečių mokslą, tai žinoma, administracijai galimai papildomi finansai turėtų būti skiriami, ne veltui yra specialus finansavimas ir piliečių mokslui, bet čia turbūt turėtų veikti racionalus protas, ir įvertinant kaštų ir naudos santykį. Jeigu piliečių įtraukimas ir jų po to surinktų duomenų tikrinimas ir visi šitie administraciniai dalykai teikia didesnę naudą, negu tą patį tyrimą atliktų tik mokslininkai, tai turbūt yra labai pagirtina ir verta. Jeigu mes norime tik tai taip įtraukti piliečius, tai irgi yra edukacinė nauda, kaip aš minėjau, ta tiesiogiai neapčiuopiama. Bet be abejo, esant tokiam mokslininkų krūviam, tikrai nieks nesiims ir nenorės dar papildomo krūvio už dyką tik tai tam, kad įtraukti piliečius ir gauti tą patį rezultatą. Ta prasme, esmė vis tiek tai turi būti orientuota į tos mokslinius tyrimus, kur mums piliečių dalyvavimas yra, atneša didžiulę pridėtinę vertę. Tai mano būtų toks mąstymas. Ačiū. Mūsų laikas eina į pabaigą ir aš norėčiau paskutinį tokį ratą sukti. Pabandysiu apibendrinti, bet mano apibendrinimas pranešimų ir šitos diskusijos, jis čia tik tai pati pradžia ir tikrai neišsamus. Tai labai prašom pridurkite prie tų kelių sakinių tai, kas jums tikrai pasirodė svarbu šitoj diskusijoje ir apskritai piliečių moksle. Tai manau, kad būtų galima sakyti ir remiantis apklausų duomenimis ir mūsų kalba, kad iš esmės mes už piliečių mokslą, kad jis įvairialypis, visokiojopas ir jis tikrai yra naudingas ir kad reikia atsiverti, įtraukti ir nuo to visiems bus geriau. Tai turbūt pagrindinė tezė būtų tokia, o toliau prasideda išlygos. Kokie mokslai, kaip juose galima pritaikyti, kokios yra finansinės galimybės, kiek reikia prisidėti kitiems žmonėms prie piliečių mokslo. Ir kiekvienu atveju tada sprendimas būtų kitoks. Bet trečias mano sakinys, tai bet kuriuo atveju
turėtų iniciatyva išeiti ir paskata mums būti ne tik mūsų pačių moksliniai tyrimai ir projektai, bet ir institucinių lygių, ir universitete. Nes tai turėtų būti skatinama, pastebima, propaguojama, rodomi geriausiai pavyzdžiai kiekvienais atvejais iš mūsų pačių, nebūtinai iš kažkur kitur. Tai mano tokios, 3 tezės, 3 teiginiai, prašom, pridėkit, o kiek jums atrodo dar reikia, kad būtų kuo bendresnis visos šitos diskusijos vaizdas. Saulė. Aš tai turbūt kalbėdama apie piliečių mokslą, norėčiau išsakyti aišku savo asmeninę nuomonę, bet manau, kad visgi pagrindinis iššūkis ir ką labiausiai turi būti kreipiama į duomenų kokybę. Ir iš tikrųjų, kadangi mes kalbam apie surinktus duomenis dabar, ateityje apie tų duomenų atvėrimą. Tai jeigu seniau mes sakydavome, kad atliekamas kažkoks mokslinis tyrimas, gal jisai nebus labai reikšmingas ir jeigu, sakykime, bus tos išvados ne visai tikslios ar duomenys, mes neturėsime kažkokios didelės žalos. Dabar mes kalbame apie dirbtinio intelekto technologiją. Tai yra tikėtina, kad vienaip ar kitaip tie duomenys bus naudojami apmokant dirbtinį intelektą. Ir tada, jeigu jisai bus apmokamas su netinkamais duomenimis, mes turėsime visą grandinę, nepageidaujamos ir neigiamos reakcijos. Ir čia iš tikrųjų aš žiūriu į kaip didelį pavojų, nes, kaip ir dirbtinio intelekto vystytojai, mokslinių tyrimų duomenis laiko kaip vienus iš patikimiausių. Ir čia būtent įtraukdami į piliečius, mes tikrai turime užtikrinti, kad tie duomenys būtų patikimi, kokybiški ir nebūtų jokių falsifikavimo ar nukrypimo. Dėl to, kad, kaip aš minėjau, tai jau turi labai didelę įtaką, tokią kaip grandininė reakcija. Tai mano būtų toks pastebėjimas, jeigu kalbant apie pagrindinius iššūkius piliečių moksle. Ačiū. Kas kitas norėčiau, kad visi taip labai asmeniškai pasakytumėt, kas jums tikrai kliūva, ar nekliūva, ar kažkaip kitaip prasta. Prašom. Bandyti. Tai aš grįžčiau prie to pačio, turbūt nuo ko pradėjau. Man tai įdomiausia, kaip vystysis piliečių mokslas ateityje ir kokios bus metodologinės ribos. Kiek mes, pavyzdžiui, sukursim naujų metodologijų moksliniams tyrimams kartu su piliečių mokslu ir jam besivystant. Man toks įdomesnis globalus vyksmas, kaip tai atrodys ateityje. Ir labai ačiū už šią galimybę dalyvauti ir atidžiai taip pažvelgti. Ačiū labai. Ačiū Jums. Toliau kas norėtų dar pridėti, nebūtinai čia tik iš diskutantų, bet aš kviečiu ir pranešėjus, ir Viktoriją, ir Tomą, ir taip pat iš savo varpinės. Ir aš, prašom, Ignai. Aš gal sugrįšiu iš dalies prie to, ką jau probėgšmais minėjau, tai ir tam tikras vis tiek yra demokratijos ir įtraukumo elementas, kur vienas iš aspektų, kur tarpsta sąmokslo teorijos, tai kai piliečiai neturi jokio ryšio su mokslu ir nesijaučia, kad tas mokslas yra su jais ir apie juos. Ir tada tie mokslininkai pasidaro gal kažkieno nupirkti, gal šiaip kažkur padebesiais skrajojantis. Tai tas piliečių įsitraukimas į mokslą, jis galėtų būti vienu iš tų tiltų, kuris didina ir tarpusavio pasitikėjimą šiek tiek. Tik aišku, vėlgi, ką jau mes aptarėm, kad tas darbas su piliečiais ir darbas su piliečių teikiamais rezultatais, jis yra tikrai viena vertus atsakingas ir aš čia prisidėčiau ir prie pastebėjimo apie dirbtinį intelektą, kad kuo mes jį maitiname iš dalies moksliniais duomenimis ir čia kartais gali atsitikti ta problema, kur jau
šiuo metu, jeigu dirbtinis intelektas mokosi iš internete esančios informacijos apskritai, tai ten apima ir sąmokslo teorijas ir panašius dalykus. Jeigu mes nesukontroliuosim kokybės čia, tai tada vėlgi padidinsim tą problemų kiekį. Bet kitas dalykas yra apskritai, man atrodo, tas galėjimas suderinti skirtingus interesus ir skirtingus požiūrius. Ir čia, man atrodo, irgi yra tam tikras skirtumas galbūt tarp viena vertus tiksliųjų medicinos ir panašių mokslų, kur galbūt tas interpretacinis aspektas yra mažiau svarbus, ir socialinių, humanitarinių mokslų, kur interpretacijos aspektas yra aktualesnis. Tai va čia vėlgi tas iškyla iššūkis, apie kurį aš irgi kalbėjau pradžioj, kad viena vertus įsitraukimas, kita vertus, ar tas įsitraukimas nevirs dar didesniu susipriešinimu, kur vieniem atrodo vienaip, kitiem atrodo kitaip, mokslininkas turi vėl įsikišti ir tą savo kažkokią poziciją pateikti, ir tada mes vėl grįžtam prie to, kad mokslininkas pasidaro kažkas, kas iš dangaus nuleidžia galutinį rezultatą. Ir ar tokiu būdu nesineutralizuoja visa ta įtraukumo nauda. Tai va čia šitie klausimai, kuriuos aš neturiu atsakymo, bet kurie man visą laiką sukasi galvoje ir neduoda ramybės, kai mes kalbam apie piliečių įtraukimą į mokslinės veiklas. Dėkui. Kas toliau? Algimantai, jūs. Turbūt aš manyčiau čia išsiryškinti du aspektus. Ar mes kalbam apie piliečių įtraukimą į Vytauto Didžiojo universiteto mokslinės kompanijos skatinimą ir čia pritraukimas, tai čia vienais aspektais turbūt reiktų išvadas daryti apibendrinimus, ir kita reiktų sakyti, kad kai, pavyzdžiui, mūsų aplinkos katedroje seniai atliekami tie visuomeninės tyrimo duomenys, apklausom įvairioms, tas surinkimų, be jų nėra poveikio taršos, visokių kitokių socialinių veiksnių, ir netgi ten iškyla klausimas, ar nereikia bioetikos leidimo, kur tie leidimai, kad jūs atlieka tokius tyrimus ir duomenys, tai čia jie yra atliekami ir naudojami. Kiekvienoje atskiroje šakoje, aš jau minėjau, įvairiai panaudot galim ir per mokytojus, per mokinius, irgi jeigu norim įtraukti, ir priklausomai tik tiek, kiek tos žinios, kas kokio veikla susirinkta, nuo pačių mokslininkų, jų interesų. Ir kitas klausimas atskirti, ar patiems mokslininkams, ar mes čia įtraukti į Vytauto Didžiojo universiteto to pačiu skatindami mūsų žinomumą ir patrauklumą. Tai tą reiktų atsiskirti ir aiškiai įsivardinti, ką mes norim. Nes kiekvienas grupė žino, kad jam reiks neapsieis be to visuomenės narių. Kaip minėjau, kas čia dirbtiniam intelektui vienas yra, bet kai kurie duomenys yra svarbus surinkti, ir koks yra aplamai požiūris kai kurių rezultatų surinkimų. Be visuomenės net surinkti kartais neįmanoma atliktų tyrimo. Tai čia reiktų aiškiai atsiskirti, kokiuose mes aspektuose norim nagrinėti. Aišku, ačiū, labai vertinga pastaba. Mes čia turim aiškiai pasisakyti, jeigu mes einam projektų ir čia, bet tai yra tikrai mūsų uždavinys, ką mes turbūt ir strategijoje galime pagalvoti apie mūsų institutus, tada institutų administracijai, kiek jie gali per šitą dalį, bet tai turbūt reiktų atskiram susitikime pasišnekėti, kiek mes čia norime traukti ir tą panaudoti, kad būtų matomi ir institutų veikla per tą. Čia keletas klausimų per piliečių įtraukimą, nes taip kartais dar mes esam ir netgi viduje fakultete, net pasakyti tiesiai šviesiai, netgi mūsų kai kurie padaliniai nežino, kad kokia reikšmė mūsų institutų naujų. Jie galvoja, kad tai yra priedėlis prie fakultetų nevykdantį. Tai tą reiktų irgi per tą galim daryti kai kurias veiklas. Čia reikia išsigryninti tikrai, ką mes norim daryti. Tikrai, tai galėtų būti institutų misija. Taip, matau, Tomas kelia ranką, prašom, Tomai. Įsijunkit mikrofoną. Atsiprašau, taip. Norėčiau gal tik sureaguoti aš daugiau į kelis momentus, kurie buvo išsakyti, taip galbūt truputį nelabai sutikdamas. Tai vienas yra dėl to, kas buvo pasakyta, kad nereikėtų reguliuoti, nes labai kintantis sritis ar ne, ir tam kartui, nežinau, ar atidėkim tai į šalį, ar palikim ir panašiai. Na, matot, didžioji dalis reguliuojamų sričių yra vienaip ar kitaip kintančios.
kai kurios net labai, tas pas dirbtinio intelekto ar ne, sritis visa ir naudojimas akademiniai srity, kur dabar čia visi kalba, kad reikia pas mus kažkokių gairių reguliavimo ir reikia. Ir kitur jau yra. Tai nežinau, man tas savaime neįtikina, kad dabar piliečių mokslas dar toks nenusistovėjęs, kintantis, tai pakeisim po to tą reguliavimą. Bet kai iš viso nieko nėra, tai nežinau, ar čia yra gera situacija. Tai, toks toliau diskusinis, aišku, klausimas. Bet pradėti galbūt jau būtų galim kažką daryti. Ir būtent daugiau reguliavimo prasme, ne kažkokių, nežinau, tokių neapibrėžtų dalykų, kaip ten kažkokie pavyzdžiai, tik tai pavyzdžių pateikimas, o pačios formos jau daugiau prasme. Tai, bet čia, aišku, galim diskutuoti. Bet kitas momentas, aišku, vėlgi dėl to paties finansinio momento, tai, kur buvo irgi tai pasakyta, ir kraujo centro pavyzdys, ar ne, kad turėtų būti iš pilietinių paskatų, nes kitaip yra problema su kokybė, tai daroma ir panašiai, bet vėlgi visgi man patiko, ką kolega Ignas pasakė, kad yra ir kita medalio pusė, kad mes čia truputį irgi taip, nežinau, žiūrime visuomenę kitaip nei save patys, kažkokio tikimės tokio, nežinau, elitinės prieigos, kad jie čia pro bono pagrindais viską darys. Nežinau, aš manau, kad jeigu mes gerai visgi susidėliojam riboženklius kokybei, tai nežinau, kažkur tiesa yra per vidurį. Manau, kad tada tikrai yra galimi tie ir apmokėjimo variantai piliečiam, jeigu mes apsisaugom nuo nekokybiškų rezultatų deramai. Tai dėl to, sakau, čia kažkur per vidurį yra tiesa, manau, o ne taip, kad kategoriškai jau tik pro bono pagrindais piliečiai dirba. Aišku, aš irgi nebūčiau už tai, kad ten tik mokėti jam reikėtų. Kažkur per vidurį, mano galva, yra teisybė čia. Ir tada, Tomai, dar galiu paklausti vieną labai konkretų klausimą. Reikia atskiros etikos piliečių mokslui ar ne? Nes taip per išvengiai to atsakymo. Aš laukiau. Ne, aš nemanau. Aš manau, kad tiesiog esamą etikos procesą reikėtų kažkaip adaptuoti, reikėtų integraliai žiūrėti į tai, bet kad galbūt kažkoks, sakau, aš pateikiau tą KTU pavyzdį, galbūt bendras dokumentas dėl piliečių mokslo iniciatyvų, kaip tai turėtų būti daroma, kokia ten eiga galėtų būti. Ten, kiek atsimenu, ir taip atskira visa dalis skirta yra iš tikrųjų etikai, netgi tame tokiam etikos specifikai. Nežinau, mano galva, kad galbūt bendro kažkokio dokumento pakaktų, o etikos procedūras galbūt galima adaptuoti, o tenai nuorodas padaryti į kažkokius etikos momentus, gal taip. Bet čia irgi toks jau reguliavimo klausimas, jau konkretikos. Aišku, ačiū. Kas dar norėtų pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta, ar jau mes išsisakėm šiandien viską? Giedre, prašau diskusiją baigt. Na, aš gal tik iš bibliotekos pusės, kad gal paskatintume daugiau įsivertinti, kad jau apie egzistuojančias galimybės, kurios jau dabar yra universitete, tiek, tarkim, pasinaudojant infrastruktūromis, kurios, tarkim, ar bibliotekos infrastruktūra kaip renginių vieta, ar elektroninėmis platformomis, ar tarkim, mąstant apie laboratorijų atvėrimą, tiek egzistuojančiose mokslo valdymo sistemoje, mes galime, tarkim, registruoti egzistuojančias laboratorijas ir taip skleisti informaciją apie galimybės. Tiek biblioteka gali tarpininkauti ir kaip komunikatorius tarp visuomenės ir tiek pakviečiant, tiek skleidžiant informaciją apie mokslinius tyrimus. Tai tiesiog kad kartais mes tiesiog dar neįvertinam ar neišnaudojam esančią potencialą. Ir, na, aišku, pati piliečių mokslo svarba, kiek ir buvo paminėta apie, kad tai yra mokslo demokratizavimas,
tai tuo pačiu ir suteikta galia piliečiams. Ne? Tai kartais galbūt piliečiai formuluodami idėjas, galbūt jie daugiau krypsi tas rytis, kurioms jiems pačios įdomios ir aktualios. Ir tarkim, galbūt nesulauks dėmesio kai kurios mokslo sritis, kur taip pat reikėtų tokio platesnio visuomenės įsitraukimo, tačiau, tarkim, tam tikrų metų tos temos nėra populiarios ir aktualios visuomeniai. Tai kiek taip pat reikėtų ir atsižvelgti tai, kad tai neprasilenktų tiek tas visuomenės susidomėjimas, tiek ir to mokslinių tyrimų poreikis. Aišku, ačiū, labai įdomus kampas. Visuomenė gali parodyti, kas iš tikrųjų jai rūpi, ir tada reikėtų atsižvelgti į štai šitą parodytą dėmesį. Na kągi, mėlyje, mes jau diskutuojam ilgiau negu buvom ketinę, bet kadangi diskusija vis dar kilo į viršų, tai pasilikau savo teisę jos nenutraukti. Dabar jau tikrai mūsų laikas baigėsi. Labai ačiū visiems. Aš tikiuosi, kad ta diskusija, ne tik mūsų galvose, bet gal ir plačiau ras kokį nors atgarsį. O daugiau tai pamaniau, kad jeigu biblioteka turėtų kokį nors piliečių mokslo kampelį, informacijos sklaidos ar dar kažką, būtent sklaidos, tai mes ten galėtume ką įdomaus radę nusiųsti. Čia toks pasiūlymas. Biblioteka visada atvira visiems poreikiams, mes stengsime padėti bet kokiu atveju. Gerai. Tai kągi, labai ačiū visiems ir gražaus savaitgalio pavasarinio, jau vasaros pirmojo savaitgalio. Sudiev. Ačiū, gražaus savaitgalio, sudiev. Ačiū. Ačiū viso. Viso gero visiems, ačiū.